Šiandien keliausime Irako Kurdistane ir grožėsimės jo gamta. Pasižiūrėkit, kokie kloniai, upės, kalnai. Labai gražios vietos. Šiandien klajosime šiaurinėje Irako dalyje. Susipažinsime su man iki šiol nežinoma jezidų religija. Aplankysime gražiausius gamtos kampelius, kalnų vienuolynus ir jaukius irakietiškus kaimelius. Kadangi nebeturėsiu vairuotojo, teks vairuoti pačiam ir tuo pačiu kankintis patikros postuose. Vienus pervažiuosiu lengvai ir įdomiai, o kiti bus tikras galvos skausmas. Viename netgi sutikau kareivį, panašų į JAF aktorių Jake'ą Gyllenhaalą. Kadangi tam patikros poste laukiau apie valandą, tai jau buvau savas ir parodžiau jam aktoriaus nuotraukas telefone. Kareivis nors ir buvo linksmas, tačiau mano palyginimu sužavėtas neliko. Jau be valandą stoviu checkpointe, nepraleidžia iš automobilio į Mataimarą. Štai radau į aktorių panašų žmogų. Labai įdomu. Šiaip pats pasiekė. Važiuoju link Marmatai vienuolyną ir labai sudėtinga tai padaryti. Kas kilometrą po patikros punktą. Militarizuota viskas, kadangi labai daug ISIS kovotojų šitoje zonoje dar, tai kariuomenė nepalieka regioną ir nuolatos labai kruopščiai tikrina. Tiek automobilį, tiek dokumentus. Ir niekas nekalba angliškai. Tai bandau su Google Translate'u su jiem išaiškinti. Tai kelionė iš 2 valandų jau tapo 5 valandų kelionė ir dar tikslo nepasiekiau. Tikiuosi likusioje Kurdistano daly patikros punktų bus mažiau, nes labai sunku keliauti. Marmatai vienuolynas įsikūręs aukštai kalnuose ir iš šio balkono atsiveria nuostabus vaizdas. Švento Matajaus vienuolynas įkurtas 363 metais po Kristaus. Laikoma, kad tai yra vienas iš seniausiai pastatytų krikščionių vienuolynų pasaulyje. 12 amžiuje kurdų raiteliai bandė pulti vienuolyną. Vienuoliai sudegino kopėčias ir svaidė akmenis į užpuolikus. Tuomet kurdų kariai nuo kalvos nurideno didelius akmenis ir pažeidė gynybinę sieną. Tačiau vienuoliai vis tiek sugebėjo apsiginti, bet taisydami sieną, tuomet kurdus papirko auksu ir sidabru ir šie atsitraukė. Kadangi vienuolynas stovi netoli Mosul miesto, Islamo valstybės teroristams puolant, jame gyvenę krikščionys bėgo iš miesto. Apie 250 žmonių pasitraukė į šį vienuolyną. Sirų ortodoksų bažnyčiai priklausančiame vienuolyne pabėgėliai vėl galėjo džiaugtis taika ir ramybė, bei pabėgti nuo prievartos. Kadangi islamiškoji valstybė buvo visiškai greta, vienuolynas ir pagalbos organizacijos rūpinosi pabėgėliais. Nusipirkau vaisių. Kainavo 1 eurą. Apie 1,5 kilogramo abrikosų, persikų ir 1 bananas. Kadangi šioje vietoje nebuvo kur pietų pavalgyti, tai prisipirkau abrikosą. Koks saldus, sultingas, labai stipraus gero skonio. Labai skanu. Dar nusipirkau nektarino. Kokie sultingi, labai gero skonio. Vietiniai iš šio regiono.
Karakošo miestelyje yra įrengtas etnografinis kaimelis. Tai matote, kaip anksčiau gyveno Irake. Nameliai buvo statomi iš akmenų, žydi gėlės, aišku, dėl to, kad toks geras metas dabar. Ir atvyko vestuvės pasifotografuoti tradicinėme. Viduje eksponuojama daug medinių ar akmeninių įrankių, molinių puodų ir indų. Galima pamatyti rankomis suvytų pintinių. Taip pat arabų kraštuose labai populiarūs gaminiai iš gyvūnų odos, pagrinde ožkų. Gamindavo būgnus, pintinės, kėdžių pasostės ar tiesiog gertuvės, kurios tarnaudavo piemenims, kuomet ilgam išeidavo į kalnus. Vanduo odinėse gertuvėse išlikdavo visus netgi visą dieną. Gal ir nustebsite, tačiau kaimo vietovėse dar ir dabar plačiai naudojamos tokios odinės gertuvės. Vykstame į dar vieną nuostabų, kalnuose pasislėpusi, net 640 metais pastatytą krikščionių Alkoš vienuolyną, esantį tik 30 km atstumu nuo Mosulo. Visumoje krikščionių istorija Mosule baigėsi dramatiškai ir tragiškai. Prieš kiek mažiau nei dešimtmetį mieste dar gyveno apie 60 000 krikščionių, tuo tarpu dabar liko vos saujelė. Islamiškosios valstybės kovotojai užėmė Karakošo miestą, iš kurio pasitraukė kurdų pajėgos. Karakoše tuo metu gyveno didžiausia Irake likusi krikščionių bendruomenė. Artėjant džihadistams iš miesto pabėgo didžioji dalis gyventojų. Nuo islamo valstybės invazijos į šiaurinį Iraką pabėgo maždaug 200 000 žmonių, kurie sąlyginį saugumą rado kurdų Duhoko ir Erbilio miestuose. Tačiau Jungtinės tautos grupės teigia, kad mažiausiai 40 000 žmonių pabėgo į Sinjaro kalną. Ten įstrigę žmonės kentė nuo vandens ir maisto stygiaus. Beje, žinote, kad ir Lietuva siuntė karius į Iraką. JAV vadovaujama operacijoje Irake, vadinamoje Įgimtas ryžtas, Lietuva dalyvavo nuo 2017 metų, nuolat išlaikydama po 6 karinius instruktorius, kurie rengė vietinės saugumo pajėgas. Vėliau karių skaičius buvo padidintas iki 50. Džiugu, kad aktyviuose karo veiksmuose lietuviai nedalyvavo. Jų darbas buvo treniruoti, mokyti ir strategiškai patarinėti vietiniai Irako kariuomeniai. Važiuoju per kalnus esančius šiaurės Irako regione. Vaizdai nuostabus, automobilių mažai, vairuoti vienas malonumas. Čia šiuo metu vėlyvas pavasaris ir visur žalia. Tačiau neliejo jau mėnesį ir gamta po truputėlį pradeda keisti spalvą. Ateinančius 4 mėnesius neiškris nei lašo lietaus, o temperatūra sieks 50 laipsnių karščio. Taigi mėnesio bėgyje žalieji kalnai taps geltonais. Ganomas avių ir ožkų bandas gins link žemesnių teritorijų, kur yra drėgniau, žalesnė ir sultingesnė žolė. Taip pat galimybė bandoms atsigerti. Esu Lališ miestelyje. Jis garsėja kaip jezidų religijos švenčiausia vieta. Jau už parkingo tenka eiti basomis. To, kad batų čia nešioti draudžiama šioje vietoje. Apie jezidų tautą ir jezidizmą nieko nebuvau girdėjęs iki tada, kai atvykau į Iraką. Labai norėjau pasidomėti ir kitomis religijomis, ne tik islamu. Aplankiau Lališo kaimą, kuris laikomas švenčiausia jezidų vieta ir yra didžiojo jezidų reformatoriaus šeicho Adi šventikla. Čia apsilankęs sužinau daug labai įdomių dalykų apie jezidus ir jų religiją. Jezidai yra monoteistai, tikintis vienu dievu, kuris sukūrė pasaulį ir patikėjo jo rūpintis 7 šventosioms būtybėms, dažnai žinomoms kaip angelai. Jezidų yra maždaug 1 milijonas, tačiau bendruomenė nuolat migruoja dėl jų persekiojimo. Ne viena jezidų karta išgyveno puolimus, kuriais buvo siekiama nušluoti juos nuo žemės paviršiaus, tiesiog žudant. Ši etninė grupė yra patyrusi genocidą daugiau nei 70 kartų. Jezidų religijos atstovai labai stipriai nukentėjo per ISIS genocidą.
Jų žudė apie 300 000 net. Dėl viso slėnio šventumo batai yra draudžiami net lauke. Žmonės eina basomis nuo ten, kur pastato savo automobilius. Durys ir slengstis taip pat yra šventi, juos piligrimai bučiuoja ir palaimina. Būtinai reikia peržengti slengstį, draudžiama ant jo užlipti. Antkapius dengia skirtingų spalvų šilkai, 7 vaivorykštės spalvos, kurie yra kelis kartus įrišti. Tie piligrimai, kurie siekdami išspręsti savo problemas, kreipiasi į 7 angelus, suriša mazgą į vieną iš šilkinių skudurų, tuo pačiu atrišdami kitą. Atrištas mazgas užtikrina, kad buvęs piligrimas, pririšęs mazgą, suras greitą savo problemos sprendimą. Jie taip pat tiki reinkarnaciją kaip hinduistai, nevalgo kiaulienos kaip musulmonai, aukoja jaučius kaip senovės mitraistai, o ugnį laiko šventa kaip zoroastriečiai. Jezidai meldžiasi saulėtekio, vidurdienio ir saulėlydžio metu, kaip senovės egiptiečiai, o šeštadienį laiko savo poilsio diena, kaip žydai. Jezidų moterims draudžiama ištekėti už kitatikio. Tapti jezidų neįmanoma, nes jo tik gimstama. Moteris negali kirptis plaukų, o balandžio mėnesio santuokos yra draudžiamos, nes yra šventas mėnuo. Taipogi jie nedėvi tamsiai mėlynos spalvos, nes irgi yra per šventa. Štai kaip atrodo šventovės viduje. Akmeninės sienos, akmeninės lubos. Moterų apdarai taipogi skiriasi nuo musulmoniškų apdarų. Keista rasti tokį perlą musulmoniškame Kurdistane, kaip visiškai kitokia religija nesusijusi su islamu. Nors ir turėdami ryškų ryšį su kitais tikėjimais, jezidai 100 metų nuolat buvo puolami musulmonų, kurie skleidžia mintį, kad jezidų angelas yra šėtonas. Musulmonai taip pat tvirtina, kad jezidai nėra knygos žmonės, tai yra jų religijos centre nėra šventojo apreiškimo, kaip šventoji Biblija ar Koranas, todėl jie turi pateisinimą juos žudyti. 2014 metais Islamo valstybės kovotojai paskelbė totalų džihadą, žudydami ištisas šeimas ir prievartaudami moteris, kai kurios buvo perparduodamos ne vieną kartą, tiesiog už $20. Islamo valstybė netgi išleido lankstinuką, kuriame buvo skatinama nepilnamečių mergaičių prievarta. Per visus istorinius genocidus buvo nužudyta beveik 23 milijonai jezidų. Štai prie šio altoriaus, matote, ateina žmonės, pabučiuoja, ateina ratuku, kuris yra kalne, aukštai. Jezidistai tvirtina, kad turi seniausią religiją pasaulyje. To tiesą atspindi jų kalendoriaus senumas. Kalbant apie kai kurias kitas pagrindinės religijas, jezidų kalendorius yra beveik 5000 metų senesnis nei krikščioniškasis ar grigališkasis kalendorius. 1000 metų senesnis už žydų, jis yra 5300 metų senesnis už musulmonų kalendorių. Didžiojo potvynio metu ir po jo, įvykusio maždaug 4000 metų prieš Kristų, jezidai išsisklaidė po pasaulį, keliavo į Afrikos ir Azijos šalis, įskaitant Indiją, Afganistaną, Armėniją ir Maroką. Grįžę apie 2000 metų prieš Kristų, jezidai vaidino svarbu vaidmenį plėtojant vidurio rytų Asirijos, Babilono ir žydų civilizacijas. Jezidai tiki, kad gėris ir blogis egzistuoja tiek žmogaus galvoje, tiek dvasioje. Jie save vadina povo angelo žmonėmis, dievybė atėjusia į žemę labai senais laikais, kad padėtų sukurti mūsų planetą ir visas gyvybės formas joje. Galiausiai ši dievybė sukūrė jezidus. Tai buvo per apleistą Edeno sodą, kuris pasak jezidų yra Irako Kurdistane ir vadinamas Lališ, po kurį dabar ir vaikščiame. Svarbus jezidų tikėjimo aspektas yra jų tikėjimas vienybė su gamta. Jie garbina saulės dievą 3-5 kartus per dieną. Kai jezidai meldžiasi, jie atsisuka į saulę. Saulė reiškia energijos šaltinį arba aukščiausią tiesą. Ji yra šventa ir vertinama kaip dievo skleidimas. Saulė ir mėnulis yra jezidizmo simboliai, nes egzistuoja gilus dvasinis ryšys su gamtos pasauliu, ypač su saulė. Pagal jezidų religiją, pirmąjį žmogų sukūrė visi 7 didieji angelai, kurie kiekvienas suteikė jam fizinį pojūtį. Kiekvienas davė jam ausį, nosį, burną ir kitus. Šeicho Adikapas Lališ mieste. Tai vieta, kur žmonės patiria dvasinę paguodą ir fizinę apsaugą persekiojimų metu. Sadamo Huseino ir musulmonų užpuolimų metu daugelis jezidų ieškojo trumpalaikio prieglobsčio Lališ mieste. Čia yra kapai skirti 6 didiesiems angelams, įsikūnijusiems į šeichą Adi. Sustojau kurą užsipilt. Nori sužinoti, kiek kainuoja 1 litras
Irako Kurdistane, ogi 60 euro centų. Pačiam federaliniam Irake kuras perpus pigesnis. Ten galima už 40 euro centų nusipirkti, o prastos rūšies už 20. Gražiai vietoj degalinė su nuostabiais kalnais. Kiek važiuoja keliu, tai aikščiuoju tiesiog nuostabus vaizdas. شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی Važiuoju labai gražiu keliu. Jis vingiuoja šalia upės, per kalnus. Šalia kelio ganasi karvutės, asiliukai. Nuostabi gamta. Grožiuosi bevažiuodamas. مدنی مهر و وفا سردفتری شرم و حیا ای مدنی مهر و وفا سردفتری شرم و حیا رو پوش و در بالای رو آه و چشمان خوش آمدی رو پوش و در بالای رو آه و چشمان خوش آمدی شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی Šiek tiek keista vietelė prie užtvankos. Purškia fontaną, vietiniai plaukia valtyse, ilsisi. زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای قمر بر قلبم Sustojau pietų restoraną su labai gražiu vaizdu į Amedi miestelį, kuris įsikūręs ant kalno. Valgysiu ir eisiu apžiūrinėti. Tai visą laiką atneša appetizerių, salotų, sriuba makaronų. Paragaujam avienos kebabą. Į suktinuką nesisuksiu. Labai daug bulkas visą laiką valgau, šį kartą noriu ryžių tikrai. Bet paskaniai. Aviena. Sultinga, labai skani. Nusipirksiu vietinių saldėsių. Pažiūrėkit, visokiausių rūšių. 1 kilogramas kainuoja $10. Pasistiprinęs ir pasisaldinęs, einu pasivaikščioti po labai įdomioje vietoje pastatytą miestelį Amedi. Stovint jame nesimato vietovės, kuriame jis įsikūręs, tačiau ji tikrai įspūdinga. Ant uolos pastatyti nedideli irakietiški nameliai, nepalieka laisvos vietos nei parkeliai, nei aikšteliai. Vingiuoja jaukios ir siauros gatvelės. Manoma, kad ant šių uolų įsikūrė hūrai prieš maždaug 4000 metų. Bronzos amžiuje jie kontroliavo Mitanų imperiją. Per ilgus tūkstantmečius besikeičiant galingoms imperijoms, vietovę keitė ir šeimininkus. Visų imperijų pavadinimus sunku net man ištarti. 1160 metais Amedijoje gimė pseudo mesijas, žydas Davidas Alrojus, kuris taip pat manoma, kad buvo burtininkas. Miestelėje gyveno net apie 1000 žydų šeimų. Seilė vis varvėjo, nusprendžiau nusipirkti arbūzą. Ragausiu derliaus šviežio šių metų. Nusipirkau arbūzą, prapjovė pardavėjas, parodė ar geras, gražus, raudonas, sakau, tinka.
Tai kainavo 40 euro centų už kilogramą. Ragaujam arbūzą prie mečetės. Visai bėga. Toks saldus. Labai skandus. Labas rytas. Sveikinuosi iš Irako Kurdistano, Ravanduz miestelio. Pasižiūrėkite, kokios nuostabios vietos. Miesteliai įsikūrė kalnuose. Avytės ganosi su asiliukais. Keliausi po šią vietovę, gražiuosi gamta. Šiandien važiuosiu Hamiltono keliu šio žmogaus, kuris atvyko iš Naujosios Zelandijos ir įrenginėjo kelią kalnuotose vietovėse, labai gražiose. Čia dirbo apie 1000 vyrų, sako, jie taip gerėjosi ir gėlėmis, ir pavasariu, ir gamta, kad jis net norėtų čia likti palaidotas. 1000 širdžių plakė kaip viena, kol įrengė šį nuostabų kelią. Tai šiandien juo ir važiuosime. Būtinai pasilikite ir pasižiūrėkite gražių vaizdų. خواهر برا هست چشم مادر خواهر برا هست تو برگردی بخیر و بسلامت تو برگردی بخیر و بسلامت. Dar viena vietelė, kur ir vietiniai ateina pasigrožėti, saulėgrąžų palukštenti. Lipam kartu iš Andagaro uolą, gražioje vietoje, klonėse, apaugusiais medeliais. Vietiniai šiaip labai mėgsta tokias vietas, nemažai keliauja kurdistaniečių. Užlipau į uolą ir žiūrėkit, ką radau. Archeologų grupelė ieško senovės artefaktų. Čia jau vėlyvas pavasaris, gegužės mėnesis. Tai žolė nupleškėjus, nebe žalia, o geltona. Apie 32 laipsnių šilumos.
Vanduzo miestelio krioklys. Žmonės ateina pailsėti, kavinukėje išgerti arbatėlės su gražiu vaizdu. Tik labai triukšminga, nes labai vanduo šniokščia. $1 radau, netikrų. Karštą vasaros dieną tai labai gera čia laiką leisti. Vanduo, vėsu ir grožiesi kalnais. Keliuosi keltuvu aukštyn į kalnus. Džiaugiuosi, kad jis naujas ir saugus. Įrengtas ne Saddam Huseino, o jau naujesniais laikais. Su vietiniais irakiečiais pabendraujam, pasijuokiam ir kartu grožimės kalnų vaizdais. Na, Hamiltono kelias tikrai nuostabus. Važiuoju vingiais ir grožiuosi. Kelias prasideda Erbilyje, sujungia Irako Kurdistaną su Irano valstybe. Hamiltonas tiesdamas šį kelią tikėjosi, kad jis sujungs tautas ir suartins žmonės, tačiau juo buvo naudojamasi ir karo metu. Ragausi medaus. Pažiūrėkit koks. Šiaip šalda, tarp ledą. Germany? Lituanija. Skanus. Įdomus labai skonis medaus, bet nėra labai saldus. Kalnų bičių. Senasis Akrė miestelis įsikūręs kalno šlaite, bet labai gražus, senovinis, eis pasivaikščioti po jį. Porą savaičių keliaudamas po Iraką galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad tai įdomi šalis. Kadangi Irake daugiau naftos negu vandens, tai šalis nuolatos kankinama karinių konfliktų. Žinot, vaikštinėju Irako gatvėmis ir vietiniai nuolat klausia: Amerika? No, sakau, Lituanija. Atrodo, kad žino tik aplinkinės arabų šalis ir vieną tolimą valstybę, kuri juos užpuolė. Įdomu, kas būtų, jei pasakyčiau Ameriką. Na, bet sprendžiant iš be galo draugiškų Irako žmonių, manau, kad būčiau taip pat svetingai priimtas. Mano vairuotojas sakė, yra vežęs ir kelis atvykusius amerikiečius. Pažymėjo, jog svarbu, kad žmogus suprastų, jog irakiečių partizanai gynėsi nuo okupantų kareivių, o teroristais juos pavertė pasaulinė medija. Na, šią temą palieku jums spręsti patiems ir laukiu komentarų. Beje, net keletas vietinių įdomiai išsireiškia: mes nekenčiame Amerikos, bet norėtume ten gyventi. Skamba juokingai. Visumoje federalinis Irakas, Iranas, Pakistanas ir Sirija yra mano draugiškiausių pasaulio žmonių sąraše, paliekant geopolitinius dalykus šone. Nei vienoje kitoje šalyje nesu
sugavęs tiek daug dovanų ir pavaišintas restoranuose ar gatvės prekeivių. Nelabai smagu pasivaikščioti kalnų miestelio gatvelėmis. Dabar esu po granatų medžiu, matot, sudžiūvęs iš anų metų ir šviežiai žydė. Šiandienos kelionę baigiame. Tikiuosi buvo įdomu susipažinti su jezidų religija. Jeigu jums šis ir kiti mano filmai atnešė daug gerų emocijų ir norite kažkokiu būdu išreikšti dėkingumą, po playeriu galite paspausti anglišką Super Thanks arba lietuvišką Labai ačiū mygtuką. Jūsų padėka tikrai reikšminga filmų leidyboje. Iš anksto dėkoju ir susitiksime kitoje Irako dalyje, Suleimanijos mieste, prie tankų. Iki.